Aš jau matau daug vaikų, su kuriais mes jau bendravome, o kurie pirmą kartą ateina į mano seminarą. Gerai, kurie visiškai negirdėjo nieko, nei per televizorių, nei per jokias laidas, nieko, ką aš kalbėjau, bet aš nepakartočiau be jokių minčių. Gerai, taigi. O kurie tik tai per televiziją žiūrėjo kalbas apie kūrybiškumą, kurias aš vedu, žinoma, ten ne viskas buvo geros kokybės, bet kiek keli iš jūsų. Gerai. Na, pavadinti. Ir sakė, kad ateis labai daug pedagogų. Kurie iš jūsų pedagogai? Gerai. Universitetų ar kaip čia? Kas iš universitetų? Kas iš bendravavinimuose, gimnazijų, darželių? Kiek daug darželių kitai. Gerai. Na, aš tiesiog atėjau ir aš visą laiką taip ir ateinu. Aš nieko nesu pasiruošus, nors labai daug visko parašytas. Bet aš tenksiuosi sutraukti paprastesnį. Aš net nekalbu nieko, kas yra per valandą laiko, dėl to, kad faktiškai neįmanoma nieko pasakyti per valandą laiko. Aš pusę valandos paliksiu klausimams. Bet kaip ten bebūtų, jeigu kažkas nepatinka ar kažkokie tai klausimą turite, iš karto pakelkite ranką, klauskite, jūs galite mane permušti, pertraukti, kritikuoti. Man nesvarbu, man labai įdomu, mes norim, kad čia taip tegul būna daugiau, ne kad aš kaip kalbėtų ir mes tiesiog bendraukime ir išsiaiškinkime kai kurias problemas. Norėjau paklausyti, ko jūs norėtumėte čia sužinoti? Kas pagrindinis dalykas, ko jūs norėtumėte? Tema, kaip išugdyti talentingą asmenybę. Gerai, kaip išugdyti talentingą asmenybę? Kaip išugdyti talentingą asmenybę, mes galime labai greitai padaryti, tai yra, vadinasi, galime padaryti techniškų būdų, yra visokios technologijos, kurios dabar ir buvo eksperimentuojamos ir Rusijoje ir Amerikoje, kur tiesiogiai veikia smegenų veiklą per hipnozę, per miegus, per visokias stimulacijas. Ir žmogus praktiškai staiga pasidaro genialus. Ir vaikai, ir suaugę. Man rūpi daugiau natūralesnė eiga. Kaip mes galim pakeisti mūsų DNR natūraliu būdu. Ir dariau eksperimentus pati, ne tik tai su savo vaikais, su kitais vaikais, iš viso pasaulio šalių. Aš nežinau ne vieno kontinento, su kuriais aš nebuvau, iš kurių, nežinau ne vieno kontinento, iš kurių, kad tėvai būtų, ar pedagogai, su kuriais aš nebūčiau bendravus. Ir pagrindinis dalykas yra kūrybiškumui, natūraliam kūrybiškumui yra laikas. Laisvė, pagarba ir klausimasis. Jeigu vaikas daro kažką mylinti savo darbą, bet jis yra kontroliuojamas, anksčiau ir vėliau jis sudegs. Aš sujungiu visą šitą laimės darną kartu su išmintim, kartu su meilė, altruizmu. Ir jau kas jau girdėjo anksčiau, kas buvo mano kitose paskaitose, man labai rūpi altruistiškas genijus. Kodėl taip labai svarbu? Havajuose dabar, sakysim, yra tokia žinia. Kas tai vyksta Amerikoje, tai kiekvieną dieną. Duosiu pavyzdį. Sustabdo žmoną su vyru, kurie turėjo 3 metų vaikutį, jie užmiršo nuskanuoti popieriuką, jie pavalgė sumuštinį ir užmiršo tą popieriuką pridėti. Juos suėmė, surakino, uždarė į kalėjimą, atėmė vaiką vos ne visai dienai. Pirmą kartą vaikas buvo atskirtas nuo tėvų. Neleido jiems eiti iš viso į Safeway parduotuvę metus. Jie buvo nusipirkę $50 vertės produktų, užmiršo. Jis buvęs karininkas, padarė šeimą. Viršininkas tos parduotuvės, baigęs aukštąjį mokslą, turi pinigų,
jis nebadauja. Bet štai, kai moralinė stadija nueina iki tokio laipsnio, kad jau mes įkalinam žmogų dėl to, kad jis kažką užmiršo, tai vėl pasidaro tironija. Gal kas nors žinote apie Disclosure Project? Labai įdomus, aš žinau, kad čia yra labai didelis dalykas, kas įvykę yra pasauliniu mastu. 500 generolų, NATO dalyvių, pilotų, kosmonautų, buvusių prezidentų, mokslininkų. Ir visi tie, kurie dalyvavo ypatingose pareigose valdymo sistemose, susirinko ir pagaliau pareiškė, kad jie tylėjo 50 ar 60 metų. Jie turi ateivius, jie turi savo filmus, autopsiją, video apie ateivius, jie turi jų technologiją, jie turėjo tylėti. Jie negalėjo tą pasakyti. Mes praradom žmonėje labai didelį, kaip sakant, turtą. Tai yra didelės žinios. Nuo liaudės buvo slepiama ilgus metus, kad visą laiką tiesa išplaukė į paviršių. Anksčiau ar vėliau. Žinoma, tas projektas yra ypatingas, ir jeigu kas nors galite pasižiūrėti disclosureproject.org, ten yra ypatingi žmonės, jūs negalite pasakyti, ar yra ateiviai ar ne, jeigu jie jau prisipažįsta tokių dalykų, vadinasi, kažkas vyksta. Aš dirbau šitoje srityje irgi 25 metus. Kalbėjausi, nes aš kaip konsultantė konsultuoju žmonės, kurie turi visokius reiškinius iš viso pasaulio ir kažkas vyksta. Aš tyrinėjau ir aš toliau tyrinėjau tą, bet kodėl aš kalbu apie šitą projektą? Atėjo laikas ir šičia Lietuvai pareikšti, kad visa ta sistema jau nebetinka, jinai archaiška. Visa ta pedagogika, visa taip, kaip mes su smurtu mokinam vaikus, jau jinai nebereikalinga, jau nebeveikia. Bet kartais, man atrodo, kad Lietuva, jinai truputį, kai aš gyvenu čia dabar 10 mėnesių, jinai man truputį primena į labai gražų, natūraliai atrodantį odinį batą. Tu apsimani tos batus, tokie minkšti, tokie gražūs, patogus. Tu eini ir pradeda kulną griaužti pastoviai iš užpakalio. Ir griaužia, ir tu pastebi, kad kiekvienu kartu tokie gražūs ir malonus bateliai. Bet su kiekvienu žingsnėliu griaužia tau koją. Ir aš tą matau pedagogikoje. Vat su kiekvienu žingsniu, kad ir atrodo taip, jau viskas, jau žmonės tokie atrodo lankstus, ir atrodo šviesus, ir atrodo viską mes galime. Ir kažkas pastoviai griaužia, kažkas kritikuoja, kažkas neleidžia, kažkas stabdo. Yra ta tokia siaubingas kolektyvas. Beveik visose mokyklose, kurias žinau, nes pas mane skambina šimtai, rašo tūkstančiai žmonių apie situaciją Lietuvoje. Skambina tie, kurie jau žudosi. Dėl to, kad Čiurlionio meno mokyklai kažkas primušė susmičinas. Mokytojai. Skambina vaikai, kurie vemia prieš pamokas. Nenori eiti. Tai vadinasi, meno neužtenka. Tai kas, kad mes išmokysim juos labai tenais gražiai groti ir būti simfoninio orkestro muzikantai. Na ir kas, kad mes tą dailę išmokysim juos ir jie gražiai nupiešia ir kažkas nusikirsto ausį dėl to, kad jisai bus jau išprotėjęs, kažkas jau išnervino iki paskutinio laipsnio. Na ir kas, kad teatre mes supažindinsime jį su aktoriniais sugebėjimais ir jisai dalyvaus, bet jisai bus nelaimingas. Meno neužtenka, taip pat neužtenka ir technologijos. Nes mes žiūrėkim, kas vyksta su technologija ir kaip jinai panaudojama karui, kaip jinai panaudojama smurtui. Ir aš manau, kad laikas kažką pakeisti. Ir vienintelis dalykas, ką mes galim pakeisti, yra irgi iš apačios. Taip, mes paprasti žmonės, atrodo, kad mes tokie nepajėgus, bet mes iš tikrųjų pajėgus. Ir vienintelis dalykas, kodėl kūrybiškumas negali būti visiškai atjungtas nuo darnos su meile ir išmintim. Mes mokom vaikus daug ko. Aš ateinu į klasę
Ir nei vienas vaikas per 4 metus, aš nenoriu sakyti, kokia tai mokykla, bet aš tai jums duodu kaip pavyzdį. Nei vienas vaikas nepasisveikina per 3 valandas. Tai ką jie mokėsi 4-3 metus su tą mokytoją? Jeigu jie nemoka, jeigu jie nesupažindinami yra su pagrindiniu dalyku, su bendravimu. Kai mes nemokam bendrauti, tai nieko nereikia. Kai nemokam išklausyti kitų, tai jau nieko nereikia. Jeigu kažkas kalba ir mes pastoviai pertraukėme juos, ir mes esame svarbesni už kitą, tai jau nieko jau nereikia nieko mums daugiau ir mokytis, nes ką toliau mes mokysimės, bus viskas tik tai pripildyti mūsų egoizmui. Mes turime nuo pat mažumės, kaip tik ir mokyti vaikus lopšelėje, darželėje, mokyklose, būtent pasidalyti. Ir viską, kas yra kūryba, pasidalinti iš karto su kitais. Pavyzdžiui, kurti. Išmokyti vaiką kurti yra labai lengva. Štai aš, kaip aš mokau kurti, aš galiu atsisėsti. Ramiai, žinoma, aš taip nevaikščiočiau gal su vaikais, bet aš atsisėdu. Daugiausiai ant grindų. Vaikai bėgioja aplink manęs, klausia klausimus, aš jiems atsargiai atsakau, stebiu. Jūs patikėkite, tai 90% jau visas darbas atliktas. Sėdėti, klausytis, užjausti, nušluostyti ašaras, leisti jiems išsiverkti. Net aš nekalbu, kad leisti jiems ten verkti ir verkti, aš nekalbu apie kūdikius, aš kalbu apie 2, 3, 4, 5, 6, 7 metų vaikus, kurie kažko nori ir jie labai nori. Ir čia nėra poreikis, bet yra tik tai toksai noras, užgalumas. Ir mes Lietuvoje iš viso neleidžiam vaikam paverkti, neleidžiam, o jau turim iš karto saldainį duokę ar žaisliuką, ir iš karto, kas čia visi gyvena tose buteliuose, visi bijom, oi, kaimynas dabar pakvies policiją. Triukšmas, oi, per laiptinę perėjo 2 vaikai. Turėtų būti 1,5. Drambliai. Ne, vaikai ne drambliai, vaikai yra vaikai. Tai dabar Lietuvoje pagrindinė problema, patikėkite manim, prasideda nuo to, kad mes neleidžiame vaikam būti vaikais. Ir nežinome skirtumo, kada juos išklausyti ir viską atiduoti ir ugdyti tą laisvę. Ir kada kaip tik rimtai atsižvelgti, kad jie negautų to, ko jie tik tai geidžia savo savimeilį. Jeigu kažkas nori, aš noriu kelnių, aš noriu tų džinsų, aš noriu tų batelių, aš noriu būtent to. Ir jeigu jie pradeda verkti, tai kasgi vyksta parduotuvėse, gatvėse? Ką daro? Senelės ir mamytės, ką? Nutildo, negalima, tik tai kuo tyliau. Tik kad nematytųsi vaikai, tik kad nesigirdėtų vaikai čia Lietuvoje. To nėra kitose šalyse, bet jie turi ir kitas problemas. Ten visiškai tu nerūpė. Čia dar kažkas yra su rūpestis, bet labai nedidelis nepakantumas vaikų garsom. Iš tikrųjų yra teisybė. Vienas pagal didžiausius eksperimentus pats garsas, kuris labiausiai erzina žmogaus psichinę sistemą, yra vaiko verkimas. Nieko išlikščiau už tokį balsą, ne dėl to, kad yra jau psichikai mums duota, kad jau reikia reaguoti. Rusų mokslininkai padarė labai įdomų išradimą. Mūsų DNR reaguoja į žodžius ir sakinius. Ir kiekviena rūgštelė, kiekviena ir baltymų išsiskirimas, ir išsiskirimas tam tikrų kombinacijų mūsų per DNR vyksta, kai ką mes kalbam. Vadinasi, pasakykit, gražuolis, tu šaunuolis, mums patiko tavo kūrinys. Ir iš karto susiformuoja kažkokie dėsniai kaip forma. Na, aš sakysiu, kad su kiekvienu žodžiu yra programa įdėta jau mūsų DNR, kad iš karto formuojasi kitaip mūsų sistema. Pagalvokite, ką tai reiškia? Mes pasakom, tu grybas. Aš prisimenu vieną mokytoją mūsų Rusijos mokykloje. Visą laiką sakydavau vaikų, tu grybas.
Tu grybas. Padėdavo į kampą, va šitai. Ir tas vaikelis pasidarė kaip grybas ir jis visą laiką šitaip vaikščiojo. Jis pasidarė kaip grybas, jis nekalbėjo. Užvakar aš kalbėjausi su šeima didelė, 10 vaikų. Ir 14-mečiai mes jau kalbėjom anksčiau kitose seminaruose, kad 14 metų staiga įsijungė labai įdomus padariniai psichikoje. Dabar jau viskas. Toksai yra ryžtas daryti taip, kaip tu nori. Ir tam berniukui sako, tu nekalbėk, tu tylėk, nesikišk ir netrukdyk. Ką jis padarė? Jis nieko nedarė ir sėdėjo 2 mėnesius šitai. Pakviesta buvo motina. Motina sėdėjo 2 savaitės, jisai vis tiek nieko nedarė. Man uždavė tokį uždavinį. Nieko nedaryti, nieko nekalbėti. Ir aš nieko nedarau. Aš mūsų to berniukas labai protingas. Jis jau žino, kaip padaryti verslą. Jisai labai protingas. Pasakysiu, kad jis vienas protingiausių vaikų, kuriuo aš mačiau. Tai nėra kvailas vaikas, kuris yra tinginys. Motina paprašė išeiti iš mokyklos dėl to, kad jinai pradėjo matyti, kaip nepagarbiai elgėsi mokytojai su vaikais. Ir iš tikrųjų, pasižiūrėkime, jeigu pastoviai mes kalbame vienas kitam, net ir mažiausias tokius dalykus, ką tu čia darai? O kodėl tam? O ką tu čia nupieši? Kaip, ar kitaip gali? Aš kalbu čia tokie pastoviai, kurie 90%, tokie sakiniai egzistuoja tarp mokytojų, tėvų, tarp senelių, tarp giminių. Grandinis dalykas, ką mums reikia išmokti pedagogams, tėvams ir visiems, kurie dirba su žmonėmis, yra kaip kalbėti. Šisai, mes neturėtumėm pasakyti nieko, kas yra šlikštaus, kas yra nužeminančio. Atsiminkite, tie, kurie nužemina jūs, jie nori pasiaukšti, jiems geriau. Aš visą laiką sakau, jeigu jūs norite išsirinkti savo draugą, būkite su tais žmonėmis, su kuriais jums gera. Jeigu jūs išeinate ir jūs visą šitokie palygosi, visiškai išsekusi arba susinervinus ir jaučiatės nepilnavertiška ar nepilnavertiškas, tai ne tas žmogus, su kuriuo jums reikėjo būti. Kiekvienas žodis, kiekvienas žestas, kiekviena emocija, kiekvienas žingsnis, kiekvienas apglėbimas, kiekvienas pasižiūrėjimas yra tolygiai svarbus, negu kad paimti ir išmokyti vaiką taisyklingai, geometriškai nupiešti figūrą. Aš tą galiu labai greitai, per mėnesį, per 2 jau vaikas moka. Bet tai yra ne viskas. Aš prisimenu, mes turėjom tokį vieną eksperimentą, mes darėm su Okeane tokią mažą mokyklėlę. Ir aš padėjau tokiai šeimai, 6 vaikai, jinai buvo vyriausia mergaitė. Ir aš niekada neužmiršiu, kada buvo šokio pamokas. Ir jinai vidury šoka. Su visom kitom. Aš kalbu apie repeticiją rimtą. Jinai norėjo būti mene. Ir jinai bėga, išgirdusi savo sesutę jauniausiąją. Padėti jai, nuramina 3 minutės, bėga eina toliau šokti, be jokio nervinimas. Po to vėl, ir tą patalį aš suskaičiavau, kokie 30 kartų per 2 valandas. Paskaičiuokim, kiek jinai šoka. Jūs manot, kad jinai nieko neišmoko? Jinai dabar turi mokyklą. Savo meno mokyklą. Labai pažangę, visi ateina iš visos valstijos pasiimti. Vadinasi, tas užjautimas, kad jinai bėgo padėti tam verkiančiam vaikeliui ir neleido užsikūkčioti, buvo svarbiau, negu prašokti tenais piruetą. Iš tikrųjų, kas yra svarbiau? Ar mūsų kūryba? Ar mūsų jausmai? Bendravimas? Bet kai aš jau dirbu su vaikais, tas kūrybiškumas, numeris 1, ar vaikas jaučiasi pilnavertiškai, ar jam gera, jam patinka tame veiksme būti. Jeigu jam nepatinka matematika, tai kam studijuoti bereikalingai? Jis išmoksta vėliau. Visi mes galime išmokti labai greitai bet ką. Per mėnesį, per 2, per 3, gal
per metus, jeigu visiškai jau tenais reikia jau kažkas tai su šautuvu jau spaudžia, visiškai tau nepatinka, vis tiek išmoksti kažkai, išdzulinsi, atkartuosi kažką, tai. Bet ar tai tikrai gyvenimas? Viskas keičiasi žemėje. Ir aš manau, kad dabar laikas mums daryti, ką mes norim. Dirbti, ką mes norim. Būti su žmonėm, su kuriais mes norime. Būti kolektyve, kurį mes pripažįstam dėl to, kad pirmasis dalykas, ką turėtų būti mokyklose, mokytojai gali išsirinkti savo vaikus, kurie turi tokį natūralų ryšį. Ir vaikai gali išsirinkti savo mokytojus, su kuriems gera. O jeigu jiems gera, jie viską išmoks. Yra sudėtingesnė situacija, kada ateina vaikai pas mus, su kuriais mes negalim kontaktuotis. Aš kalbu apie biologinius vaikus. Aš prisimenu, visai neseniai buvau su italų šeima, jie priglaudė 2 mergaitės. Ir mes irgi ieškojame dar daugiau vaikų priglausti, bet kažkaip neišėjo, bet mes tokį pokalbį turėjom. Jie sako, žinote, mums davė tik vieną nuotraukytę ir 2 sakinius apie kiekvieną vaiką. Ar žinote, kaip tai žiauru? Reikėjo mums pasirinkti vaiką. Aš pagalvojau, pasakiau, o man nebuvo nei fotografijos, nei jokio aprašymų apie mano 5 vaikus, kai atėjo. Tai visi, kurie turim vaikus ir anūkus, jokio aprašymo nėra. Ateina ir turim tada jau žiūrėtis, kaip ir kas. Mes dar galim vyrus pasirinkti. Mes dar galim nutarti, ar būti su giminė ar ne. Bet jau kai vaikai ateina, jeigu jie kivirčiasi ir jeigu jie pykstasi, tai jau viskas. Tai jau mes privalom būti su jais ir sudaryti tokią atmosferą, kad jiems būtų irgi patogu. Vienas svarbiausia klausimų, kurį man pastoviai klausia, o kągi daryti, kada yra, sakysim, 4 vaikai ar 3 ir jie nesugyvena. Baisiausiai. Aš noriu pasakyti vieną, tai gali būti fazė. Tai gali būti etapas. Nesakau, kad visą laiką tarp vaikų bus konfliktinė situacija. Bet tuo momentu, kada vyksta pastovus konfliktai, aš patariu jums suteikti daugiau erdvės. Išskirti, bet patogiai išskirti, kad nebūtų per didelis atstumas. Tai nesakau, kad gerai, Joniukas eina į internatą, išsiųskim į internatą, o Petriukas bus su manimi, po to apsikeisi. Aš kalbu patogiai, kažkaip padaryti situaciją, kad jiems, kaip magnetas, jie trukdo vienas kitam. Šiuo laiku, šiuo sezonu jie trukdo vienas kitam. Ir jūs ir esate išmintinga mama, mokytoja, senelė, kaimynė, daktarė, kuris daktarai, kurie mums reikia sudaryti irgi pacientų grupę. Bet kad kolektyvas būtų, kad būtent sudaryti, tai yra išmintis. Bet tai nėra sunku. Iš tikrųjų labai galima sugalvoti ir aš mačiau nuostabiausių išmintingiausių mamų, kur sugalvojo tokių įdomių dalykų. Bet tik tai, kad nepažemina ir kad jie suvoktų, kad konfliktas ne dėl to, kad jie blogi, ne dėl to, kad aš ar jūs, ar mes blogi tėvai, taip yra šiuo momentu. Po to susigrąžins. Ir labai įdomiai, mano tyrinėjimas rodo, kad vaikai, kurie pastoviai taip truputį kivirčiasi ir brūžinasi, kaip sakant, zulinasi, jie apsišlifuoja šitaip ir jie labai būna geri, kai suaugai, pas jis labai tvirtas ryšys. O kurie taip aristokratiškai ir visiškai vienas nuo kito per didelį atstumą turi, lyg tai jie nesipyko, viskas tvarkinga, jie dažniausiai ir gyvena labai tolimai vienas nuo kito, kada užaugo. Tai žodžiu, labai svarbu, tai yra gerai, kad jie būtų, bet ne per didelis atstumas, kad būtų, kad, sakysim, visiškai neišardyti šeimos. Tai jums reikės proto sugalvoti, kaip padaryti, kad jie kažkaip tai ir vertų, ir kad pažaistų kartu, ir pasimokytų, ir dirbtų kartu, ir tuo pačiu metu, kad duotų jums erdvės, kai jau per daug. Tai čia vienas labai tokių esminių dalykų. Na, aš galėčiau čia tikriausiai 1000 valandų jums kalbėti, per klausimėlį. Nebijokit, nebijokit. Ir mokinius, su kuriais nori
aš kažkaip taip galvoju ir mano tokia situacija, kad aš visai negaliu pasirinkti. Tai kaip, ar aš čia kažko nesupratau, ar aš nemoku rinktis, ar kaip? Aš manau, kad čia ne jūsų kaltė. Žinote, vat ateina, kad mes atėjom čia, kažkas organizavo, kad įtilptų tik tai 40 žmonių. Viskas priklauso nuo organizuotumų. Kaip kokia organizacija, tiek ir gali įtilpti. Žinote, kas iš jūsų esat kompozitoriai? Su muzika dirba. Tai yra muzikos dėstytojai, kurie pasako, štai yra natos, čia yra jums 5 tos linijos ir jūs turite būtent parašyti kažką tame tarpelėje. Taip ir su poezija, turi tenais būti skaityti linksėti specialus tokie žodžiai, rimavimas. Kai tu sudėti vaikui ar žmogui, suaugusiam, į rėmus, į tokį organizacinį kokią dėžutę, tai niekur nesigaus. Ir aš puikiai suprantu, tada reikia arba kovoti, arba išeiti. Jeigu jūs manot, kad per kovą laimėsite, tai kovokite. Bet aš esu diplomatė pagal natūrą ir pagal savo gyvenimą. Aš mėgstu diplomatiškai išreikšti ir aš nekovosiu per ilgai ir aš stengsiuosi apeiti, kaip sakant, lietuviai sako, kai pamatysi mėšlą, apeik, neįliepk. Tai aš sakau, jeigu reikia apeiti arba sudaryti grupę žmonių ir jau jūs stipresni. Jūs čia esate ir jau jūs galite, jūs esate labai stiprus kartu. Mes pavieniui labai silpni. Mes neturim didelės galios. Ir iš tikrųjų, kada susibursite su kitais ir sugalvosite situaciją, kaip išeiti iš situacijos. Ir tai sekina nervų sistemą. Aš jau pasakoju, jeigu jūs darote dalyką, ko jums nepatinka, jeigu jūs veikloji, kur nepatinka, kolektyvas, kur nepatinka, atrofuojasi jūsų smegenys. Atrofuojas. Taip, ką tai reiškia? Nebėra. Tai vadinasi, mes bukėjame. Tai vadinasi, neapsimoka bukėti dėl to, kad reikia kažką sugalvoti. Niekas nepadeda, eikit toliau. Niekas nepadeda, skambinkit kažkam tai. Niekas nepadeda, suorganizuokitės, reklamuokitės kur nors. Eikite, darykite, bet nesėdėkite prūdę. Prūdę skanių žuvų nebus. Suprantat, vat jūs ragavote žuvį, prūdę. Tvenkinį. Tokia kažkokia tokia, nei šiokia, nei tokia prūdžiška. Tai va tas yra tokia prūdiška, o kai jūs kokį upėtakį suvalgyti, kokį švarų pelį, ar kokį iš vandenino, parvitinais, kas tos važiavote į Filipinus, ar iki Havajus, ar kokios gardžios tos žuvelės būna. Vat, kai aš kalbu apie tai, kad yra tekantis vanduo, grinas, prūdė nereikia būti, nes prūdė ir suprūdėsim visi. Klausimų? Atsiprašau, aš gal neatsakiau jums tiksliai klausimą, nes tai yra labai skausminga jūsų situacija. Ir aš visiškai, jeigu jūs dabar pradėsite verkti, aš puikiai suprasiu. Tai to, kad čia yra pragaras, ką jūs pasakėte. Čia yra pragaras. Jeigu jūs dar jautri, tai viskas. Jums reikia jau, nežinau, kokių sąlygų, kad atsipalaiduot nuo šitos sistemos ir nuo tokio kolektyvo. Aš manau, kad labai svarbu yra, kur mes esame, tarp ko mes esame. Aš tai noriu pritarti, moterį, nežinau, turbūt pedagogai yra, nes mokyklose visose yra tokia situacija, kai mokytojas negali rinktis mokinių. Ir mokiniai mokytojo taip pat negali. Tai jūs susirinkti. Turbūt nebent Montessori sistemoje ar ten... Išmirs šitą sistemą. Išmirs. Patikėkit mane. Tai šiandien yra taip, mes norim ugdyti talentingus vaikus. Gerai, kaip galite tai susiburkite 3-5. Toje pačioje mokykloje paimkite grupę 5-10 mokytojų, apsvarstykite, nueikite pas direktorių. Sakykit, štai mums tokia situacija, mes norim įsirinkti, tai yra daugiau demokratiška, tai yra humaniška. Ne su visais vaikais aš galiu dirbti, ne visi vaikai manęs klauso. Tarp kitko, labai įdomus faktas, čia yra jau mokslo atradimas, kad ypatingai berniukai, jeigu yra turi mokytoją, jisai neturi ryšio, jisai nieko negali prisiminti. Tai jeigu išsirinksim tuos vaikus, o kas dirbs
su kitais. Tai tas visą laiką, jeigu yra tas yra grupelė, Visi norės geresnių. tai tegu ir lieka geresnė. Jau geriau viena nėra blogų vaikų, yra gal jie nepatogus vaikai, gal jie yra fiziškai, kuriems reikia ant arklių joti ir žemę dirbti, gal jiems reikia arti, gal jiems reikia statyti namą, gal jiems reikia eiti padėti ir gelbėti žmonės iš gaisro, bet jie yra nepatogus vaikai dėl to, kad jie neturi ką dirbti. Pasižiūrėkite, ką daro paaugliai. Pats pavojingiausias etapas berniukui yra nuo 9 iki 25 metų. Nuo 9 iki 25. Daugiausiai nelaimė atsitinka nuo 13 iki 22. Ir žinote ką? Tai nėra, kad paaugliai tokie kvailiai, jie nežino rizikos. Ne. Jiems reikia daugiau darbo. Jiems reikia daugiau pasitikėjimo. Jiems turi būti suteiktos sąlygos tikrai būti didvyriais ir kažko daryti, kas jiems patinka. Jiems reikia turėti, jie ieško daug, ko jiems reikia, sakysim, meilės. Jiems reikia kažką tai daryti su rankom daugiau. Beveik visi berniukai, apie 90% tai tikrai, mokosi kinestetiškai. Kinestetiškai su rankom, dėl to jie labai geri chirurgai, arba jie manipuliuoja, geri masažistai, gerai jiems akupunktūra sekasi, jie geri statytojai, architektai, jiems reikia matyti, dėl to pas juos berniukus yra, jie gali 3 dimensijų sudėti labai greitai, kas moterim, kad truputį sunkiau, bet jie gali greitai pamatyti visą sakysim, ateina į lūšną. Vyras ateina, ar berniukas ateina, jis jau šlušnelės mato visą savo rūmus, kaip jisai perdarys. O moteris ar mergina stovi, ką tu čia matai? Bet jis jau mato, dėl to, kad jisai greitai gali jos smegenį sudaryti visą šitą modelį. Jis gali tą padaryti. Bet sakau, vienas iš tokių dalykų, ką aš labai noriu pasakyti, jums visiems, kiekvienam mokytojui dera tikrai patyrinėti testosteroną. Nes testosterono poveikis berniukams ir mergaitėms, jeigu pas jos yra daugiau testosterono arba berniukams viršyje, tai yra viena didžiausių ir opiausių problemų pasaulyje. Nes kuo daugiau testosterono, tuo yra daug didesnis agresyvumas. Tuo daugiau, net moteris, kuriom injekciją padaro testosterono, jos norės įgnypti, patempti plaukus, spirti, kažką atkeršyti, kažką padaryti. Bet berniukams reikia, bet aš manau, kad per daug testosterono vyksta dėl to, kad aplinka yra labai grubi. Kuo yra švelnesnė aplinka aplinkui, tuo berniuko testosterono lygis žemesnis ir jisai bus švelnesnis. Mes bijom švelnių berniukų. Bet švelnus berniukai patys geriausi vyrai. Mes bijom, kad jie bus homoseksualai. Kaip tik atvirkščiai, jeigu jiems duosime pasirinkimo, kad jie galėtų būti su mergaitė, nebus jokio homoseksualizmo. Aš jau kalbėjau tą daug kartų, kad tose gentyse, tose vietose, tose šalyse, kur kaip tik nėra fobijos dėl to, kad jie gali pasirinkti ir jie gali būti su mergaitėm, kada lytiškai bręsta, homoseksualizmo nėra. Jis atsiranda tik tada, kai mergaičių nėra. Tada ir homoseksualizmas atsiranda. Ir moterų pedagogų, senelių ir mamų poveikis labai geras berniukams. Vienas labai įdomi statistika. Berniukai, kurie augo be tėvo, arba trumpai augo su tėvu, arba jis labai švelnus buvo tėvelis. Jie vėliau lytiškai bręsta, bet anksčiau susituokė. Įdomu, kad tai gali būti. Vėliau lytiškai subręsta, anksčiau susituokė. Anomalija, paradoksas, ironija. Bet tai yra tikrai iš tiesų teisybė. Dėl to, kad ten, kur yra grubesnis tėvas, arba jeigu tėvas grubus, tai susidaro berniukui tokia nori, nes tikrai nenori mestis. Jam tuoktis visiškai nesinori. Bet agresyvumas skatina testosterono ir visų funkcijų lytinio brandimo paskatinimą. Taip jisai eis vis tiek
kur nors išbėgs pro langą, vis tiek atliks savo reikalus, ką jam reikės, bet jisai nenorės tuoktis. O švelniuose sąlygose, švelnioje vietoje, arba tenais, kur jisai gali išsireikšti ir būti žmogus, jam šeimos sukūrimas yra labai svarbus. Ir tuo jis anksčiau susituoks. Tarp kitko, patys geriausi vyrai, čia ne mano statistika, bet iš tikrųjų istorijoje pasinagrinėkite, kas buvo patys įdomiausi, sėkmingiausi, doriausi, labiausiai humaniški vyrai per istoriją. Bet matysite, jie augo arba be tėvo, arba tas tėvas buvo numiręs, arba jisai buvo išvykęs, arba jau net neegzistavo šeimoje. Aš manau, kad berniukų dėka mes galime labai daug ką, kaip būtų pasaulis be berniukų ir be vyrų. Bet aš manau, kad agresija, kurią mes matėm per pastaras apie 5000 metus, yra įrodymas, kad kažkaip netvarkoj, kažkas vyksta, kasgi žudo, kasgi išaugina, kasgi daro visokius medicinius eksperimentus ir atidaro be jokio dovakaino žmogaus smegenis. Kas tos visus žiauriausius eksperimentus darė? Tai yra vyrai. Vyrai yra berniukai. Berniukai, gležnučiai berniukėliai, kurių niekas nesuprato, kuriuos mušė. Stalinas, paimkim Staliną. Na, kodėl jis nužudė beveik 100 milijonų žmonių? Kodėl jis sudarė tokį visą sistemą? Pas jį buvo labai žiaurus tėvas. Vat šalta va žiemą išmes jį, jisai dreba. Visą naktį. Apie rėkimą aš net nekalbu. O mama, kai reikėjo jai padrausminti, kai jisai mušdavo kitus vaikus, jinai nedrausdavo. Bet šiaip buvo labai agresyvi ir mušdavo. Ir buvo netolerantiška. Tai nebuvo tokio, aš nepasakyčiau, kad jisai augo demokratiškoje šeimoje. Tai vat grubumas, jeigu aš visą laiką sakau, kad ateina ir manęs klausia, ką daryti su vaikais, kurie mušas, aš visą laiką su jais pakalbu, tie, kurie žino apie Staliną, sakau, ar tu nori, kad tavo broliukas būtų kaip Stalinas? Jumoro forma. Bet iš tikrųjų, mes nenorime, kad mūsų vaikai būtų kaip Stalinas, kuriam nesvarbu buvo, kiek ten įsižudyti ir kiek bandymų daryti. Bet mes kalbame net ir šeimose, tau nereikia būti Stalinu, kad tai pamatytumėte, kiek yra nelaimingų šeimų, nes yra visiškai nesuprastam berniukų rolė. Jiems iš viso reikia daugiau darbo ir daugiau pasireikšti, daugiau duoti jiems tokioje vietoje, ne valdžioje, bet daugiau pačiame kūrybiškume. Dėl to berniukai gali sugalvoti. Mano patys pagrindiniai žmonės, su kuriais mes bendraujam ir kūrėme idėjas, yra vyrai. Ir aš net neįsivaizduočiau iš viso savo gyvenimo, jeigu aš neturėčiau tiek daug šaunių mokslininkų, kurių tarpe mes galime tyrinėti ir svarstyti, bandyti. Jie nebijo pateikti idėjų, jie yra geri humoristai. Dėl to, kad jie nebijo, jie nekreipia dėmesio, ar tenais pas juos tenais ilganosis, nesugarbanoti plaukai. Tas paprastumas, išorinėme jie tokie, bet jie mąsto, jiems reikia pastoviai suteikti sąlygas kurti. Vat kada kūrybo, jie labai šaunūs. Bet tik tai padėk berniuko valdžioje ir atsitinka truputį problema. Ir kiekvienas kalėjimas, kuris neturėjo susitvarkyti su kaliniais, visą laiką siunčia moterį. Dėl to, kad jinai padėtės, sutvarkys, duos visiems darbo, sušukuos plaukus. Aš manau, kad valdžioje turėtų būti arba moteris su vyru, bet pats vienas vyras drasko. Dėl to, kad aš nenoriu eiti toliau į medicinius tokius faktus, bet iš tikrųjų, kada 2 mėnesius mama nešioja berniuką pilve, 2 mėnesius yra viskas, yra mergaitė. Pilve 2 mėnesius mergaitė vystosi. O po 2 mėnesių testosteronas pradeda ėsti smegenų ląsteles, kurios yra atsakingos už bendravimą, pastebumą ir būtent visą tą komunikaciją, ką mes ir laikome civilizacija, kas pagrindinis dalykas yra komunikuotis. Ir tam, kad truputį daugiau išvalgų ten smegenis,
Ten jau mes turime autistiškus vaikus, kuriem visiškai, bet jie gali nelabai jiem, tu gali rodyti, nerodys, jau viskas jau truputį į kitą pusę nulinkia. Tai reikia, kad pusiausvyrą, jeigu išlaiko kažkaip, tai mediciniškai kalbant, biologiškai, tai yra įdomus dalykas ir genetikos profesorius Sykes iš Britanijos iš viso mato pagal genetiką, kad vyrų Y, tas XY, jų genetika iš viso vyrai nyksta. Kai kuriuose vietose tik 8 mergaitės per vieną berniuką gimsta. Vyriška lytis nyksta. Ir iš viso berniukai daugiau serga, ir linkia daugiau į visokias ligas, ir savižudybės. Nors, sako, moteris yra daugiau depresijos, taip? Bet vyrai daugiau sužudosi. Įdomu. Bet, žodžiu, aš manau, kad laikas pedagogam ir tėvam daugiau pasinagrinėti tokius dalykus. Ir per tos faktus mes vietoj to, kad išaukštintume moterį ir vyrą, aš matau, kad labai didelis yra nuostabumas su vyrais ir labai nuostabumas su moteriam, su mergaitėm ir su berniukais. Ir suprantat psichologiją, kaip jie vystosi, ko jiems reikia. Ir tu suvoki, kodėl taip vyksta, ar nereikia pažeminti. Pavyzdžiui, mergaitė. Mergaitė biologiškai jau nuo pat mažumės yra poreikis būti su kitom mergaitėm. Pagal biologinį genetišką programą yra dėl to, kad kuo jinai didesnė turės seserų moterų bendriją, tuo geriau gali išgyventi jos kūdikis. Dar kartą pakartosiu, kad kada mergaitė visą laiką nori kalbėtis su telefonu su kita mergaitė, arba pamatai mergaitė už rankutę su kita mergaitė, jos kalbasi, dalinasi žaisliukais. Ir taip vyksta ir jinai gali 8 valandas prakalbėti, nueiti. Ir visą laiką jai reikia tos moteriškosios pusės. Tai yra labai gerai. Reiškia, jos smegenys ruošia ją būti motinai. Nes jeigu bus moterų bendryje, moterų bendryje turi prižiūrėti tą vaiką. Nes yra didesnis šansas, kad padės jai. Viena moteris neturėtų auginti vaikų. Aš nekalbu, kad viena kaip vieniša moteris, aš kalbu, tai gali būti ir moteris labai puikiai laimingai susituokusi, bet aš sakau, jai reikia visą laiką moterų grupės. Dėl to, kad tai yra jau, aš pastebėjau per visas gentis, kur aš stebiu ir šalis, kad tos yra pačios laimingiausios moteris, kurios turi tikrai stiprią draugių grupę. Tai gali būti viena draugė ar 10 draugių, nesvarbu, bet jeigu patikimos yra draugės, tai yra stipru. Ir tada, kas vyksta tada? Tada nėra tokių reikalavimų iš vyro, ko jis negali daryti. Ne visi vyrai gali pastoviai žiūrėti į tą kūdikėlį. Čia jiems nėra biologiškai. Jiems nėra tokio dalyko, kad jisai žais su tuo žaisliuku, barškučiu 10 valandų. Nėra jų programa. Ir mamos reikalauja, žmonos reikalauja iš savo vyrų to, ko nereikia. Jiems visiškai kita funkcija. Jiems reikėtų būtent ir daryti tai, ką jie nori. O ką jie nori? Vyrai nori bendrauti, nori ir kažką tą sukurti, pastatyti kažkokį tai namą. Aš nesakau, kad tai yra labai primityvus, jiems reikia sukurti kažkokį tai naują energijos rūšį, jiems reikia daryti visokias operacijas, gydyti žmonės, susiburti, diskutuoti, padėti, sukurti gal kažkokią tai vietą, geresnę žaidimo aikštelę negu yra dabar. Žaidimo aikštelės, aš žiūriu šią Sereikiškių parke, aš žiūriu, galvoju, viešpatie, kas sukūrė tas žaidimo aikštelės, čia karininkams, čia ne vaikam, čia kaip karininkam, kaip armijoje, tos pratybos. Kai jau vaikas nukrista tiesiai į ligoninę. Bet jų mintis, jie gali techniškai sukurti, jų sąmonė yra, kad jiems reikia daryti daugiau, ko jie nori, nes mes tada nebumbėsim ant vyrų, kad jie tokie nešeiminiški. Jeigu natūraliai vyras jau to nori, tai tegu ir daro. Taip, visi berniukai turi būti išmokyti, kiekvienas berniukas turi mokėti būti su kūdikiu, jisai turi augti, kiekvienas berniukas, tarp mergaičių.
būrio, kad jisai matytų, kaip bendrauti. Negalima išskirti ir padaryti, čia berniukų mokykla, čia mergaičių berniai, tik tai mergaičių mokykla. Tai yra pats blogiausias dalykas, ką galima padaryti. Žinoma, dėl koncentracijos, tai berniukai jau nežiūri į sijonus, lyg tai atrodo viskas geriau, bet nėra geriau. Yra labai daug problemų ir ateina pas mane pilna žmonių iš būtent tokių mokyklų su didelėm problemom. Žodžiu, kiekvienas berniukas turi išmokti nuo pat mažumės prižiūrėti vaikus, būti toje. Jeigu vienas vaikas šeimoje, tai iš karto jisai turi augti su nors 5 pastoviai. Tai vadinasi, susieina mamos, nenervina savo vyrų, nereikalauja, kad jie ten būtų su jom. Jis geria kaušti arbatėlės, mezga, daro, kalbasi su vaikais. Jiems tai yra natūralu, jiems tai gera. Bet jeigu vyrai nori prisimti, jau biologiškai yra skirtingi vyrai. Yra kokie, pasakyčiau, 5%, kurie iš tikrųjų to nori. Ir aš tą mačiau. Jie yra pašaukti būti būtent pedagogijai su vaikais. Aš nekalbu apie tai, aš kalbu apie 90% visų vyrų, kurias kankina žmonos. Ir nesupranta visiškai. Ir veda iš proto, jie ateina, jie nežino, ką daryti, ir aš turiu sutaikyti juos. Ir jau jie skiriasi, ir nereikia visiškai skirti, reikia tik tai duoti jiems laisvės. Jiems daugiau reikia duoti laisvės, jie turi daugiau keliauti ir leisti jiems tą daryti. Leisti jiems tą daryti. Ir jeigu moteris turės, jeigu mergaitė turės savo būrį merginų, tai ir nesijaus, kad jinai tokia vieniša. Ir čia daugiau yra, aš nesakau, kad yra tobula sistema. Bet mes ir esam kažkaip nedadirbti. Aš nežinau, kas mus ten sukūrė, bet tikrai daug dalykų, kur keistų yra. Bet aš sakau, pagal tai, ką mes jau turime, kas ten pas mus suformuota, visokios keistenybių, keisti organai ir sujungimai, kodėl mes ten vaikas valgo ir iš karto jis užspringsta ir miršta. Jeigu nei tenais kažkur tai stemplytė, ne ten patenka, čia yra kiti dalykai. Aš stengiuosi dabar problemas spręsti. Bet viena pagrindinių dalykų, reikia daugiau berniukam laisvės daryti tai, ko jie nori. Bet nedestruktyviam. Nes jeigu tu paliksi berniukus ir darykit, ką norit, tai jie, kaip lietuviai sako, velnevą padarys. Tai tokia susibūrė berniukų galvose, prisigalvoja šunybė. Ir reikia taip sukurti, kad jiems būtų įdomu. Tai būtent yra suorganizuoti kažką, kad jie galėtų išspręsti kažkokią labai įdomią problemą. Jie gali tai daryti metus, 2, 3, žodžiu, čia yra. Irena, myliu jūs. Iki aš išeinu, nebeturiu daugiau laiko. Jūs nuostabi, ačiū. Galima klausimą. Kokia jūsų nuomonė apie kūno kultūros pamokas, berniukų, mergaičių, technologijų, medienos darbuose ir taip toliau, tiesiog? Aš steigsiu tiesiai į širdį. Aš manau, kad kūno kultūros pamokas yra visiškai beprasmiškos. Aš matau, kad sportas aš nežinau, kuris iš jų esate, nepakėlė niekas iš jūsų medikų, bet pas mane yra bent 30 daktarų mano pažįstamų, kurie yra būtent sporto medicinoje. Jie specializuojasi tame. Ir jie nematė nei vieno sveiko. Nei vienas sveiko sportininko. Jie pastovi ant ribos mirties ir gyvybės. Pas jie visi sąnariai suklibė, visos sausgyslės sutinė ir išnėrė, viskas pas juos yra ne vietoje. O aš dar nekalbu apie 5 operacijas, kurie visi atletai turi pereiti per savo. Čia jau profesionalus sportas. Apie vaikus ne. Taip. Pasižiūrėkim, ką daro, kurie gyvena virš 100 metų. Argi ten bėgioja, argi ten sportuoja. Ne, jie juda, jie pastoviai juda. Jie pastoviai kažką daro. Jie pastoviai kažką krūtasi, eina įman, padeda, eina į avilį, išima medų, eina, padaro valgyti, eina, pameldžia ožkas, eina avį, nuskuta, eina po to, nurauna tenais figas, daro.
Absoliučiai nereikia. Tos salės jums reikėtų eiti, lipti medžius, eiti ir šitą, va dabar, jeigu yra problema su šiukšlėm, tegu jie pašluoja šiukšlėm. Kaip? Čia yra problema, va ta būtent ir yra, ir jūs kaip mokytojai ir turite sudaryti tokį, jums turi būti kažkas įdomiau negu kompiuteris. O kasgi gali būti įdomiau negu kompiuteris? Pasakykite, jūs, vyručiai, aš nežinau, jums kokie 23 metai, taip? Na, matai, vyriausiai Vaikai mėgsta krepšinį pažaisti. Ne, aš nekalbu apie tokį dalyką, kad patys savaime susiorganizuoja, padarom, pažaidžiam krepšinį, patys einam tenais jogą padaryti. Aš nekalbu apie tokius, bet kažkas organizuoti. Gerai, ne berniukai, išsirikiokite tenais mergaitės, prašau, įsidėkite savo vaikutės į triusikėlius, kas nei kam išsikišę. Nu, va tokios yra sporto klasės, kurias aš, kad aš buvau mergaitė, dalyvau. Tai yra jau pačio žemiausio lygio klasė. Jam nereikia, žinoma, jie nori kažką tai, kad jie judėtų. Bet duokite, aš per tą laiką, jeigu jums... Dabar ta mokykla, aš sakau, nepasikeis. Aš kalbu apie naujovišką mokyklą. Bet jeigu net ir dabar jūs neturite kaip padaryti, bet vaikai savaime pažaidžia tenais krepšinį, savaime kažkaip pajuda, sukūrė savo sistemą, kaip jie nori judėti. Tai dėl to, kad tu turi 53,5 karto apibėgti mokyklą, tai dar nereikš, kad jis ir gyvens. Tai bus stipresnis. Yra kitų metodų ir dabar, sakau, mokslas sparčiai eina, išplėsdamas mus visiems akis. Kad ne sportas mus daro, kad mes ilgiau gyventumėm, o mūsų visa ląstelių gamyba, visa ta šviesa, fotonų funkcija, maistas, kurį mes valgome, kolektyvas, kuriame mes gyvuojame, oras, kurio kvėpuojame, judėjimas, taip, žinoma, judėti reikia, bet kad aš esu už tai, kad kažką su malonumu daryti, aš už tai, bet kad jau net padaryti pažymį, kad aš sėdžiu, man berniukai tenais krepšinį žaidžia, ar pat aš ateinu, tu įmeti 30 kartų, aš tau duodu pliusą. Ir tokį ir tokį pažymį. Tu įmeti 2 kartus, tu gauni 2. Tai yra nesąmonė. Aš prisimenu savo klasę, kai buvo fizinio lavinimo pamokos, priversdavo vaikus daryti prisispaudimus. Ir mergaitės negalėdavo padaryti daugiau kaip 2. Ir aš paprašiau mokytojos, aš sakau, jeigu aš už visus padaryčiau, ar jie galės gauti, negaus 2. Jinai žinoma, nusijūgino, kaip tu galėsi už kiekvienas ten turėjo po 10 padaryti. Sakau, ten buvo kiek mergaičių 15. Tai aš paklausiau, ar aš galiu už jas padaryti. Jinai nusijuokusi, tai pasakė, tai žinoma, jinai juokais tai pasakė, ir aš padariau už visas. Jinai turėjo pripažinti, kad jinai negalėjo 2 niekam parašyti, nes iš viso, kaip sakant, mergaitėm tai kažkaip nebūdinga daryti tuos prisispaudimus. O man tai, aš mėgdavau plaukti ir man tai buvo kažkaip tai tuo momentu visai man patiko, bet yra įsityčiojimas. Aš visą laiką jaučiau, kad vyksta didžiulis įsityčiojimas fizinio lavinimo pamokose. O Rusija, mano pažįstama Ukrainoje, pasakoja, kad mergaitės net tikrina ginekologę sporto salėje. Berniukai vienoje vietoje, mergaitės ir tokia maža, tokia užuolodėlė tikrina jas. Sporto salė. Ukrainoje. Odesoje. Tai čia buvo prieš kokie, žinoma, jau 25 metus, bet aš kalbu, tas mentalitetas dar liko. Dar liko, ir mums reikia, mes žinoma, prireikia kokius 5 metus, kad iki galo iš jūsų tas, kuris labai nori pakeisti, kokį 5 metus, grydo darbo, išsiplautų visas tas komunistinis, toks ideologinis Stalino ideologinis metodas. Nors viena gerai, tai kadangi jis kaime gyvena, tikriausiai dėl to, kadangi jam patiko grynas oras ir jisai manė, kad grynas oras yra sveika, tai visiems kažkaip tai pasakė, visi turi būti lauke ne mažiau kaip 2 valandas. Nu, tai bent gerai, kad Stalinas tą gerą padarė. Apie lėlės, jeigu berniukas jau 4 metų ir jis niekaip nesiskiria nuo lėlių, jis
nori žaisti, jis parduotuvėje nori pirkti, jis... Nuostabu. Taigi čia nuostabu. Tai papergina labai. Tai čia iš jo atimti tas... absoliučiai... Nes jis mašinų turėtų turėti. Ne. Taip mama mano. Jisai pats geriausias tėvas. Jisai tikriausiai labai moka bendrauti, jam reikia iš karto suteikti sąlygas, jeigu mama negali turėti daugiau vaikų, iš karto jums reikia suteikti sąlygas, kur būtų mažesni bevaikučiai. Jiems reikia... Lelytė yra nuostabu. Dėl to, kad jo poreikis yra būti arba pedagogas, arba darželio auklėtojas, arba jisai nori geras tėvas. Ir jam to daugiau duota. Tai nedrausti jam šitą. Absoliučiai ne. Čia turėtų būti didžiausias džiaugsmas. Nes tai labai išskirtinis atvejis ir retai pasitaikys už tai, taip ir stebės. Vienas iš mano berniukų. Kaip gali būti? Taip, vienas iš mano berniukų irgi. Ir įdomu, pagal tyrimus, jie mažiau turi testosterono. O dėl judėjimo noriu paklausti, o kaip jūs žiūrite į rytinę mankštą? Jinai irgi nereikalinga niekam? Žinote, tokie dalykai kaip rytinė mankšta, nu žinoma, aš nesakau, kad jie geri, truputį pašokinėjimai ir įsilikai tie, kurie nedaro mankštos, aš suprantu, kiti visiškai nieko nedaro, tik prie kompiuterio. Tai aš suprantu, tie dalykai geriau negu kad visą laiką prie kompiuterio. Net ir sporto salė geriau, negu kad prie kompiuterio pasidėti. Aš ne prieš tai, aš kalbu apie kitą evoliuciją, kitos pakopos. Suprantate? Yra gerai, žinoma, pakelti rankas, pasportuoti, pasilenkti, girdėti kaip stuburas, netraška. Gerai, aš manau, kad gerai išsipalaiduoti. Gerai, bet aš manau, kad vaikams, ypatingai vaikams, kuriems yra daugiau vyresni negu 8-90 metų, jiems gėda tai daryti šalia su kitais. Jie yra nužeminami to. Ir su mažais vaikučiais aš dar prisimenu, 1-2 klasėje mes žiūrėdama į mokytojai, mums buvo, man buvo 6, kai aš pradėjau mokyklą, 6-7 metų vaikai mes žiūrime ir mokytojai turi tokį peruką. Ir jinai išsilenkus judino savo visą, ir rodė, kaip mankštą daryti. Jinai buvo su tokiu trumpu sijonėliu, jai buvo 45 metai. Ir mes žiūrėjome, ir dar jau 6-7 metų vaikai. Ir mums už ją buvo gėda, mes visi taip, mes jau jaučiamės, kad kažkas netvarkoja, kad mes tokioje aplinkoje. Žodžiu, net ir 6-7 metų vaikam kažkoks keistumas yra, kada kažkokie pozos specialiai daroma kažkas. Tai aš manau, kad tai turėtų būti daug natūraliau, ir be to, čia yra jau iš karininkų paimta, kariuomeniai tą daro, iš viso, visas mokslas parimtas iš karininkų. Iš karininkų. Ir visas tas, visas simbolika, visas skambučiai, visas klausimas, atsistok, nedaryk, išeik, klausimas, jisai iš vienos pusės reikalingas, nu tikrai, kaip tu 40 vaikų visi, jie tenais kabo, plėšo tas lempas, meta kėdę ant mokytojas, ištama, kaip nori susitvarkyti. Bet jau mes kalbam apie kitus dalykus, mes dabar kalbam apie tvarką, ką daryti, nu jiems neįdomu ir trankysis. O dar berniukai, aš nežinau, girdėjau, ir dabar tas pats vyksta, bet kai aš mokinausi, taip visą laiką ateina, jeigu jiems mokytojai nepatinka, paimas kėdį ir trenkia. Štai kokia energija. Pasiruošė būti vyrais, pasiruošė tuoktis, pasiruošė turėti vaikus, pasiruošė pastatyti naują miestą. Kodėl mes neduodam žemės berniukam pastatyti naują miestą? Suburkite visus berniukus Vilniuje ir pastatykite naują kažkokį miestelį. Tegu jie stato iš pagrindų, tegu jie patys planuojasi, organizuojasi, daro architektūrą, nusprendžia, kaip tenais bus valdžia, tegu jie patys sugalvoja viską. O nereikia tenais sakyti, gerai, dabar verkiai, mes planuosime. Nu, duokim jiems vietą ir tegu jie dirba. O mergaitėms absoliučiai be išimties 100% reikia pastoviai būti, jiems reikia bendrauti ir jiems irgi reikia būti šalia vaikų, nuo pat mažumės, jos nešioti, jas maitinti, jos glostyti, jos myluoti. Ir nors lėlė gerai, kai nėra vaiko, bet lėlė yra tik tai pakaitalas. Amerikoje labai būdinga turėti vaibonį, lėlės. Tai tokios lėlės, kurios visiškai panašios, kopija vaiko, tik jos nejuda.
tikrai išsigandau vieną kartą, kaip numiręs vaikas, tik tai sustingęs, jie taip gerai padaro, kaip akielė, gerai tokį realizmą padaro, bet su lėlėm. Ir jos, kadangi jos arba negali turėti vaikų, ar nenori, ir jos vežioja tą lėlytę visus. Bet geriau, žinoma, kurio progą suteikti moterim ir visom yra, tas yra, visam yra genetiškai išprogramuota turėti vaikus, o jeigu jos negali, jos turėti teisę priglausti yra 6-7 tūkstančiai vaikų namuose. O kiek moterų nori turėti vaikutį ir turi laukti 3, 4, 5 metus, kad įsūnintų ir įdukrinti. Ta sistema turėtų būti pagyvinta, kad kiekviena moteris galėtų prižiūrėti. Net jeigu jie nenori, jie turėtų būti toj bendrijai, kur matytų vaikus, kur galėtų padėti. Kiekviena mergaitė turėtų būti išmokyta. Tai čia pats pagrindinis, ne mokykla, o tas pats pagrindinis. Visa kita yra priedas. Kaip aš sakau, pirma šeima, o po to darbas. Ir iš tikrųjų, jeigu mes suteiktumėm paauglystai, jeigu būtų sąmoninga ir visa valstybė tik tai tuo užsiimtų ir būtų labai labai protinga, jeigu kas nors iš jūsų norite sakyti, būti monarchais, įsivaizduokit jūsų valdžioje šalis. Tai jeigu jūs padarytumėt, kad viskas atitinka vaikų gyvenimą ir viskas padaryta, kad tu gauni profesūrą už tai, kad tu turi vaiką. Tai dabar, kada jau tu išauginai vaiką, tu turi jau kokias medalį, profesorius Stalinas dar gerą dalyką padarė, medalius davė motinai. Čia gerai. Buvo ta didelė Rusija, norėjo jis truputį, jam reikėjo kai kurių dalykų, tai vienas dalykas, ką jis gerai padarė, bet aš tai tikrai duočiau medalius. Bet tai ir būtų universiteto laipsnis, kad tu gauni doktoratą už tai, kad tu išaugini vieną vaiką iki, sakykime, 20 metų. Už kiekvieną vaiką tu kažkoks tai prisideda dar laipsnis. O dabar, būtent tokie žmonės ir turėtų eiti į valdžią, nes jie, kas yra valdžia? Valdžia tai yra suvokimas bendravimo, šeimų, kaip vaikai elgiasi, kaip jie mąsto, ką jie daro, kas jiems rūpi, kas juos jaudina. Vaikams tai yra labai svarbu, kad valdžioje būtų tas, kas su juos suprastų. Ir pat vaikam, ir paaugliam labai svarbu, kad mokytojas pamatytų kaip žmogų. Ir dėl to laisvė turi būti. Bet ne iki tokio laisvė, kad jie darytų, ką nori. Pavyzdžiui, yra tokių mokyklų, kaip Sudbury Valley mokykla, Summerhill, Anglijoje. Sudbury Valley yra Massachusetts ir jie tikrai duoda labai daug laisvės vaikams. Faktiškai Amerikoje daugiau negu kad Summerhill Britanijoje. Ir žinote, jie gerai susiorganizuoja labai daug. Ir po 30 metų pažiūrėkime ir daktarai, ir inžinieriai, ir advokatai, teisininkai, ir inžinieriai, mokytojai, geriausi tėvai išeina iš tų mokyklų, jie darė ką nori. Patys susirūpino savo darbą, ką jie norėjo, ir jie gana gerai viską padarė. Bet buvo pastatas, buvo žemė, buvo teisė, laisvė jiems tai daryti. Niekas nesityčiojo iš to. Ir jie visi kažkaip susiformavo tokį jausmą, kad jie nori kažką tai daryti. Kiti nedarė nieko 2 metus, sėdi. Aš žinau keletą, kurie tik kompiuteriu žaidė 2 metus, o po to jie pradėjo rašyti, pradėjo dirbti, rašyti knygas. Žodžiu, mes žiūrime žmogaus etapą, viešpatie, jisai nieko nedaro dabar. Ir kitą dieną nedaro. O žiūri žmogaus gyvenime mažiausiai 100 metų tarpsnių, bet man daugiau rūpi kokie 1000 metų, nes greitų laikų mes ir tiek ir gyvensim. Jeigu, žinoma, karai nesudraskys žemės, bet mes potencialiai, jeigu mes dar pragyvensim dar kokie 20 metų, tai tikrai jau yra atrastas labai įdomus raktas į mūsų fotonų ląstelių veiklą, kad aš visiškai mačiau eksperimentus, labai esu susidomėjus tuo, aš tikrai įsivaizduoju, kad būtent ir yra viltis Lietuvai, viltis žemei. Atsiratokim rankovės, pasidžiaugim, pagyvenkim nors tokį laiką ir pamatysim, kad tikrai bus didesnės galimybės būti ilgaamžiais,
naujovės atsidarys. Žodžiu, aš ne už transhumanizmą, kuris visiškai sujungia robotus su žmonėmis. Aš už tą natūralią eigą ir pajungimą visiškai natūraliai ir mūsų DNR, ir mūsų smegenų veiklą, ir socialinę veiklą, ir mūsų kolektyvą, ir šeimą, ir taip toliau. Aš manau, kad kai pasižiūrėtume istorijos laikus, tai buvo absoliutus smurtas vaikam ir moterim. O dabar jau gerėja. Dabar jau gerėja situacija. Dar vis tiek Lietuva pirmauja Europoje pagal smurtą vaikui, tiek žodžiu, tiek fiziškai. Bet Amerika neatsilieka. Tenais pastoviai religinės šeimos profilaktiškai, kaip sakant. Aš sakau, profilaktiškai gydo vaikus pagal savo religinę diktatūrą. Pastoviai vaikus už nedrausmingumą muša. Bet Lietuva, sakau, yra mažytė šalytė, aš manau, kad aš duodu daugiau vilties Lietuvai negu net Amerikai. Ne labai greitai, ne faktiškai Lietuva buvo parinkta. Vienintelė šalis pasaulyje. Pagal tai, kaip žmonės reaguoja. Vadinasi, reakcija labai įdomi lietuvių. Mes greitai reaguojame į viską ir dabar kažkokios komunikaciniai eksperimentai darosi, aš dar tyrinėju tą veiklą, kiek tenais komunikaciniai eksperimentai, bet komunikacinius veiklos aš nemanau, kad tai tik tai dėl telefoninių laidų, dėl kažko kito. Tai vadinasi, mes kažką turime įdomaus. Iš tikrųjų, 25% lietuvių yra atsparus HIV virusui. Įdomu, kodėl tai? Šiaip mes turime seniausiai. Taip. Taip. Nesupratom, kokiam živ. HIV tai yra AIDS, tai kaip HIV, aš nežinau kaip lietuviškai. Živ lietuviškai. Nu, to kaip AIDS, kaip, aš nežinau kaip lietuviškai pasakyti. Nes, kada jau nebuvo, aš jau nebuvau čia, tai mano vertimai, atsiprašau, kad aš iš viso lietuviškai tokiam temam niekada nekalbu ir visą laiką angliškai, tai aš labai atsiprašau, kad kartais neturiu pakankamai žodyno, kad aš viską galėčiau išsakyti, bet jūs supraskite, aš taip paprastai kalbu, bet geriausiai paprastai. Žinoma, techniškai viską išsakyti. Žodžiu, kodėl aš turiu labai didelę viltį Lietuvai, dėl to, kad mes esame mažytė grupelė, aš žinau, kad labai daug išpjovėt, pareiginiais ištekliai. Netekom protingiausių, gudriausiai žmonės pabėgo dabar, kitose šalyse gyvena. Liko mūsų labai mažai. Daug yra labai piktų žmonių, nusivylusių. Bet, žinote, buvo tokia maža švieselė. Įsivaizduokit, čia dabar yra jau 9 vakaro, visur tamsa, ir aš tik tai mažą savo švieselę nuo rakto įjungiu ir galiu apšviesti visą šitą kambarį. Mažytė švieselė. Lietuvai jūs galite būti ir ta mažytė švieselė. Ir net pakaks, vienas žmogaus pakanka tarp 5 barakūdų. Suprantate, vienas žmogus jau gali stebuklus padaryti. Tai kur jūs esate, kur jūs dirbate, jūs paprasčiausiai iš prūdo padarote ežeriuką. Jūs padarėte nutekėjimą, surandat kažkokį šaltinėlį, kad grynas vanduo tekėtų. Jūs rūpinatės. Tai jeigu jūs esate šičia, vadinasi jums rūpi. Ir aš manau, kad jūs ir būsite tie žmonės, kurie pertvarkys Lietuvą. Klausimai? Sakykit, dailės pamokose, nuo kažkurio amžiaus, ypač paauglystėje, vaikai, kad ir piešia anksčiau, jie pradeda sakyti, aš nemoku. Ir tada ta kūryba tarsi išnyksta. Jie patys išsigąsta savo to darbo būsimoje, sako, aš nemoku piešti. Kaip tai įvyksta ir ką jiems galima pasakyti. Jau kai vaikai tai sako, jau tikriausiai, kai vaikai tai jau pasako, jau kažkas juos taip išmokė. Tai tikrai nemoka. Jūs pastebėsite, kaip augina tėvai. Jūs galite būti geriausia mokytojai, bet ateina mokinys su visiškai nepilnavertišku, su tokiu aukščiausio lygio nepilnavertiškumu.
aš nieko nemoku, aš nieko nežinau, aš nieko negaliu, nieko nesiseks. O kas taip įvyko? Dėl to, kad pastoviai kažką norėjo, mamytė, pažiūrėk, ką aš nupiešiau, palauk, aš dabar neturiu laiko. Aš mačiau, kaip motinas netarė, kurios nori, gražu, gerai. Ir jokio tokių, nesakau, kad reikia būtinai, kad stebuklingai reaguoti į kiekvieną vaiko kūrybą, bet jau ateina 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metų vaikai, jau jie sugadinti, tai reikia labai daug reabilituoti juos. O ta reabilitacija būtų kokių gerų 5 metų. Aš sakau, 5 metus, žinoma, duoda labai didelį tokį. Nebent jau vaikas kažkoks labai, jos smegenys, kaip sakant, ne tai kaip kempinės, jie greit sugėrė, galima greit išsunkti tą visą programą, bet iš tikrųjų, kas yra viduje, tai viskas lieka. Viskas lieka. Dėl to aš sakau, tie, kurie dirbate su mažiukais, pats pagrindinis dalykas - išlaikykime kūrybiškumą. O kūrybiški visi. Nereikia jo mokinti, reikia tik tai atpažinti, kur vaikas daugiau kūrybiškas, sakysim, dailiai. Jam suteikti sąlygas dailiai toliau dirbti. Nemokinti jo formų. O jeigu jis paklauso, mokinti. Ne tada, kada jis neklausia. Kada vaikas muzikuoja. Nemokinti jo kurti. O tik tada, kada jis paklausia. O kaip čia, kaip man sujungimas? Vieną tokią turėjau šeimą, sakau, labai lengva. Padėti tokiem vaikam. 5 minučių darbas prieinu ir jau kūrė kitaip visas ansamblis. Tik dėl to, kad kažką aš pasakau, ką reikia pasakyti, ir vėl mes sugrįžtame, tai ką aš pradžioje kalbėjome apie mūsų neurolingvistinę programą per DNR, per visas ląsteles, ką mes sakom, viskas čia yra kaip hipnozė. Įsivaizduokite, kad viską, ką jūs sakote žmonėm, jūs visiškai užhipnotizuojate juos visam gyvenimui tą daryti. Tai va, tokį vaikelį jau reikia jau su švelnumu, po truputį, kiekvieną dieną priglausti. Tiesiog, kai jisai net nemato, paimti paveikslėlį, sakysim, paimti, kai jis dar nemato, neprieina, paimti, stebėti, žiūrėti, rodyti kitiems, matai, koksai gražus jo tenais darbelis, čia kokia saulutė. Bet po truputį. Tokie mažiukai dalykai, tokie stebuklas yra mažume. Nebūtinai didelis dalykas. Stebuklas yra kiekviename momente, kiekvienoje akimirkoje. Jeigu kiekvieną akimirką po truputį su vaiku taip dirbti, ir taip gerai yra apglausti, nereikia sakyti, kad gražus darbas. Aš paimu vaiką ir taip apglaužiai, pabučiuoju skrustuką. O kaip man gera žiūrėti į tavo darbelį. Tiesiog nesakyti, kad čia gražus darbas, kaip man gera. Kaip jums gera. Tas vaikas pajus, kad jums gera, kai jis kūrė. Kaip gera. Kartais aš kai dirbu, sakai, aš apsiverkiu. Man neįtartinai iš tikrųjų apsiverkiu, tai man taip gera, kad kažkas naujo, kažką originalaus jie padarė. Jie tą mato, jie tai jaučia. Ne visi gali to išmokyti, bet tie iš jūsų, kurie jaučiate, jūs esate labai jautrūs žmonės, kantrūs pedagogai. Tai jūs viską galite. Viską. Bet klausinėjau. Sakykime, apie tus stereotipus, būtent dailėje, žinau, vaikams, tai ar jiems taip įsirėžia į sąmonę, tie pasąmonę, multiplikaciniai, animaciniai kūriniai, ir jie tiesiog tą piešia tiek, kas sugeba, arba, sakykime, spalvinimo knygelių kažkokie motyvai, ir jie tarsi viską taip automatiškai, gana viskas atliekama, tai ta kūryba minimali būna. Labai. Ir tarsi kaip jiems gražiai pasakius, kad tu kažką savyje ieškotų, o ne būtent tos tik išorinius gal jau dalykus. Faktiškai, jeigu jau geriausiai tą mokyti nemokant, pavyzdžiui, jūs jau turėtumėte, kaip pedagogais, jūs mokytojai, tai jūs jau turite dirbti kartu su tėvais.
ir paaiškinti, kad kai kurių dalykų tas vaikas net neturėtų daryti. Pavyzdžiui, tos spalvinimo tas knygutės yra, jos nereikalingos. Nebent jau visiškai ten jau aš kalbu ne apie tai, kad jau vargas jau isterika, kažko to užimti, kad jis neverta, bet aš kalbu dėl kūrybiškumo, jos visiškai jokios vertės tai neturi. Ir televizoriai mūsų smegenų veiklą drasko, netgi sovietų laikais, jeigu darė eksperimentą, daugiau kaip 15 minučių mūsų smegenys, kai mes žiūrime į televizorių, yra visiškai suklaidinamos. Tai mes iš viso, kai mes dirbame arba su kompiuteriu, arba su televizoriais, dar kol kas mes neturim tokių pajėgų, kad kitaip veiktų. Aš galvoju, gal ateiti kitaip bus, bet dabar šiuo metu vis tiek yra labai nesveika vaikam mokytis per kompiuterį, mokyklos yra labai dabar populiarus Amerikoje, per kompiuterį mokytis, viskas virtuališkai, arba ten mokyti per televizorių, per kompiuterį. Ir tai yra labai nesveika. Aš iš visus vaikus, sakysim, pusę laiko lauke kažką jie daro, kuria, pusę laiko viduje, bet be jokių tenais papildomų knygučių, be jokios instrukcijos, jie patys ten ramuolio gabalus daro, kada eksperimentuoja, jeigu jiems reikia. Ir jie sako, man patinka skulptūros, kaip aš galėčiau padaryti. Tada gali ir padaryti tą formą, tą figūrą, tas raumenis. Tuo momentu, kai jis jau paprašo. Bet dėl televizijos, dėl tokių nereikalingų priedų, tai tik tai užima daugiau laiko. Daugiau laiko, kad vaikas kurtų. Ir man dėl to lengviausia kurti su tais vaikais, kurie neina mokyklą. Man toks patarimas sako, kodėl tu turi akademiją daryti dabar su vyresniais vaikais. Paim tik tai pačius mažiausius. Jie irgi teisūs. Bet ateina ypatingi vaikai, kad ar 14 ar 15 metų aš negalėčiau neįleisti juos į akademiją, tik dėl to, kad jiems 14-15 metų jie gali ir būti išimtis. Ir yra išimčių. Pat vaikai gali sėdėti, būti trankomi kiekvieną dieną, įžeidinėjami, bet kažkaip išlieka. Kaip išlieka per pro visus virusus, bakterijas, edukacinis išlieka dar gyvi ir dar savi išlieka. Kaip lietuviai, aš kalbu, kad lietuviai per visą okupaciją mes išlikom vis tiek dar kažko tai savi. Galėjau savai prarasti ir kalbą, ir kultūrą visiškai, bet dar kažkaip tai išlikome. Ar kažkas tai nori? Kokį apie savo vaikų kūrybą? Apie savo kūrybą? Koks savo vaikų? O ką jūs norėtumėte sužinoti? Jeigu įsivaizduotumėt, kad aš žmogus, kuris nelabai žinau, tai ką nors tokio pasirinkti. Jūs galėtumėte labai daug pasiskaityti apie juos internete ir žiūrėti, ką jie daro, bet aš gal pasakysiu tą pusę, kur yra nepažįstama pusė. Nepažįstama mūsų vaikų pusė, taip jie yra labai žymus ir jie keliauja po visą pasaulį ir rodo savo darbus, bet man ta pusė yra suprantama, nes aš turiu labai daug vaikų, kuriems tą padėjau. Ta pusė yra nėra didžiausia. Man tai, pasakyti, kuo aš didžiuojuosi labiausiai, aš didžiuojuosi būtent tą mokinę, kuri galėjo apšokti ir nubėgti prie savo sesutės. Nes nesusinervindama. Bet aš daugiausiai didžiuojuosi savo vaikais, kada jie kūrybą gali greit nutraukti ir jiems svarbiau yra žmogus, arba jų broliukas, arba sesutė, arba kažkas, arba žmogus ateina, kuriam reikia pagalbos. Ir aš manau, kad daug genijų gali iš viso prarasti savo geniališkumą, savo humaniškumą, jeigu jie yra ne toj terpėje. Nesakau, kad pas mus buvo viskas idealu, aš visą laiką sakau, čia ne jokie idealai, neturime idealios šeimos, turime savo problemų, bet aš manau, kad aš didžiuojuosi savo vaikais tuo, kad nors ir jie skirtingai kūrė, skirtingai mokosi, skirtingai pasirinko savo gyvenimą. Ir ne visiškai, gal 80% net skirtingiau, negu kad aš norėčiau, kad jie pasirinkti. Bet man yra didžiausias džiaugsmas, kada jie nepraranda
žmogiškumo ir ateina ir gali paaukoti kažką. Aš duosiu pavyzdį, Ilja, mano vienas iš sūnų, jisai ir čia tai vyko kiekvieną dieną, aš galbūt tik tai kaip pavyzdį, kažkas skambina, kažkas miršta, jiems reikia inkstai, jis sako, aš atiduosiu abudu savo inkstus. Sakau, bet tu žūsi, bet jam mirtis nėra taip svarbi, jam žmonės labai svarbus. Ir jam dabar 10 metų ir tas jautrumas, žinoma, jis kankinas už visą pasaulį, už žmonės ir tai gal gali kitiem pasirodyti, kad jisai truputį ir keistas, bet jisai labai myli žmonės ir ta visiška meilė žmonėjai gali irgi sunkumą sudaryti žmogui. Kokio laipsnio. Iki kokio laipsnio mes norim būti geri, kūrybiški. Įsivaizduokite, kad jūs numirštate ir žiūrite iš viršaus ir niekas neverkia, dėl to, kad jūs numirėte. Kaip tik manęs nemylėjau, net neverkia, net neliūdė, net neieško. Tai kartais, kad tas humanistiškas, tas liūdesys, tas jautrumas, kai tu matai, kad kažkas tai liūdi dėl tavęs, kad tau skauda. Tai aš manau, kad čia didžiausia kūryba, mano vaikų didžiausia kūryba, kad mes galėjom kažkaip tai išgyventi kartu tokie visi kūrybiniai, kai tu sudedi kūrybingą, ne pagal kolektyvą, mes visai nepriklausom pagal kolektyvą, aš tau pasakysiu taip atvirai, aš kalbu apie kolektyvą, kad kolektyvą tą galim sudaryti. O mūsų kolektyvo šeimo tai nėra pats lengviausias kolektyvas, tai reikia būtent sugalvoti, išmastyti darną tame kolektyve, kad visi galėtų simpoziume dalyvauti ir nenervintų vienas kito. Bet mano vaikų kūryba yra, kad jie nebijo kurti. Dėl to, kad niekada jie net nežino, kaip kitaip nedaryti, dėl to, kad buvo suteiktos tokios sąlygos. Dabar, jeigu jie dabar aš supažindinu savo sūnų su mokykla, jis pasibaisės, galvom, kaip jisai žiūri, tai kaip tai taip sėdi? Jie taip sėdi, ilgai sėdi ir miega. Aš buvau vienoje mokykloje ir man gėda prisipažinti, bet aš norėjau pasėdėti, kad jis susipažintų, gal jisai norės prisijungti prie kokių mokyklų. Aš sėdžiu ir jis mane jungina, mama, atsibusk. Aš užmigau. Aš tikrai užmigau. Jeigu jau mums norisi miegoti per pamokas, tai ne šis, nei tas. Jeigu jau mama užmiega. Kokie jūs visi gražūs, ramūs tokie, jokių klausimų jau nebėra. Ar yra dar pas ką nors, kažkas tai kažką norėtų dar sužinoti? Bet grupės, po 30-40 iš Lietuvos, niekai. O paimčiau jūs į grupelį po 2-3, oi, kiek klausimų būtų. Bet tik tai 30-40 ir viskas, jau jūs esate užprogramuoti neklausinėti. Tik taip, o kas buvo? Paklausė, atsisės, kad netrukdyk, kad ko čia išsišokėlis. Tai va, toks mentalitetas susidaro, kad žmonės bijo klausti klausimų. Na, tokia Amerikos mokykla, ten pirmoji mokykla Lietuvoje, kur iš karto, iš kur jūs, o kokia valstybė? Kiek jums metų? Kodėl? Ir iš karto visi vaikai, kurie jau gyvenę, matosi, ne visi čia ir turėjo progos pagyventi kitose šalyse, jau jie nebijo klausti. Kad niekas su kreidos dėže netranks tau per galvą ir nesityčias, kad tu klausi. Nebijokite klausyti, aš pripratus prie bet kokio klausimų. Tiesiog prieš gerį, klausais prieš gerį. Nežinai, ką paklausti. Ačiū. Koks savo vardas? Žygimantas. Žygimantas. Ką tu nori daryti? Psichologija nori. Psichologija. Ir tas neologija. Ir tau 17 metų. Nu, tu turi kažkokį klausimą, nori kažką paklausti. Jau visą... Neturiu ką paklausti. Ačiū už komplimentą. Aš norėčiau paklausti, kaip Tatjana jaučiasi Lietuvoje, ar neplanuoja važiuoti? Jinai čia. Kaip? Jo, kaip jinai čia Lietuvoje jaučiasi, ar ne? Ar nesinori jai grįžti? Žinote,
Mes dabar ką tik pabaigėme didelę kelionę iš Portugalijos iki pat Švedijos visą Europą. Pervažiavom ir buvo toksai įdomus žygis, dėl to, kad jis buvo mano toksai sukurtas žygis, kuris labai nebuvo malonus, dėl to mes važiavom kaip turistai. Nes, kaip sakant, užuštom akim. Tai visko matė. Norėjom pamatyti, kokie iš tikrųjų žmonės. Kai taip važiuoji su kuprinėm ir kraustais iš vienos šalies į kitą ir nežinai, kur tu miegosi šią naktį ir ką valgysi. Ir tai buvo labai įdomu pamatyti, bet taip Europoje. Ir žinote, kada jie mane visi maldavo, grįžkim į Vilnių. Grįžkim į Vilnių. Sakau, gulėjom toliau, mes jau turim vizas į Peterburgą, važiuojam toliau. Ne, mama, važiuojam į Vilnių, ten ramu. Tai vad, Akjanes dabar toksai požiūris. Jai čia patinka. Yra, žinoma, labai didelių dalykų, kurie nepatinka, bet yra kažkas tai, kas yra iš tikrųjų įdomu čia. Čia yra ir teatrai, čia yra saugiau, čia galima pereiti iš savo buto iki teatro. Ir tikrai, bent 9 iš 10 kartų tikrai niekas tavęs neapvogs ir neįtrauks į mašiną. Tai žodžiu, saugumo atžvilgių ir ramumo. Tai ir lietuvius labai galima net, mes gyvenam senamiestį ir girdim naktį kažkas ūbauja, siaučia ir Akjanė sako, aha, arba amerikietis, arba rusas. Nes lietuviai netriukšmauja, jie daug ramesni. Ir dar mes toliau darom tyrinėjimą, kodėl lietuviai būtent yra šiek tiek ramesni, santūresni, net ir su vaikais. Tu pamatai, kad jie gali išsėdėti ilgiau, nejudėdami, nekalbėdami, nenervindami vienas kito. Bet tik tai, aš sakau, kai jau prasideda tas laikas, kur daugiau yra aštresni santykiai, jiems kažkas tai yra nepatenkinama situacija, lietuviai gali nustebinti pasaulį ir nustebinti savo šeimos narius ir ką jie gali. Sakau, kad ir mes tokie ramus, bet apsisuksim ir galim tikrai tvoti, kaip sakant. Taip. Tai patinka keliai tuo, kad yra tokia ramybė kažkokia, tai kažkokia, faktiškai, jums keista tai būtų išgirsti, ką aš pasakysiu, bet jai atrodo, kad yra didesnė čia civilizacija. Patikėkit, kai yra toksai chaosas ir mes kalbėjome apie tos, ką daryti su tuo chaosu, ten, kaip sutvarkyti vaikus, tai aš puikiai suprantu, kad kartais ugdymo plėtotės centras ir pirmininkas manęs paklausė, o palaukite, Lietuvoje, kaip Japonija, jisai kalbėjo, jeigu mes jau išugdysim vaikam tą kūrybiškumą, o jeigu jisai visur, taip, po visą šalis, kai jisai man paaiškino lėkštės, kai sudėdi vieną prie kitos, tai galima daugiau sutalpinti. O dabar, jeigu bet kur įdėsi tas lėkštės ar puodelius, tai bus kaip bardakas. Žodžiu, jisai simboliškai norėjau pasakyti, ką mes darysim su to kūrybiškumu. Jeigu mes liausim visiems kūrybiškai elgtis, tai kiti katinis pridarys ar bombas prikurs. Bet būtent aš ir kalbu apie šitą altruizmo prigimtį, pagrindą, šaknis. Jeigu mes neišmokysim vaikų, kai jis kažką daro, kažką jis daro kažkam, dėl ko? Kad jam gera pasidalinti savo obuolį. Ir gera, kai žaisliuką iš smėlio dėžės paduoda. Mes visiškai nemokinam. Arba jeigu mokiname, taip darom karinį tokį mokymą. Užtenka karų. Nereikia tokio smurto. Galima švelniai vaikus išmokyti. Būnant, kodėl tą daro? Dėl to, kad patys tėvai ir jų broliai ir seserys nerodo to. Tai mums reikia rodyti vienas kitam, kokie mes, netai sakau, kad dirbtinai, bet aš atsiprašau pasakys, jau reikia kažkuo tai pradėti. Tai aš sakau, ne dirbtinai rodyti gerumą, išsirinkit kiekvienas kažkas, kas jums patinka, kažkam padėti. Ir kad abu vaikai mato. Jeigu, pavyzdžiui, kiekvieną iš mokyklos, kiekvienas vaikas turi savo humanitarinę veiklą, kažkam padėti, tegu jisai, kam sakyti, gerai, visa mokykla dabar padės šitiems vaikų namams. Sakysim,
O kam taip arbitrariškai pasakyti? Geriau duoti, ką tu norėtum, kam tu norėtum padėti. O vaikas sako, aš tikrai norėčiau padėti tiem, kurie turi vėžį. Mano teta numirė vėžiu. Ir jam tai svarbu. Ir mums reikia nuo pat mažumės, nuo lopšio parodyti vaikui, kaip dalytis, kaip, kad jisai ne centre, nedaug dievė. Jeigu vaikas išmokytas, kad jisai vienas centre ir svarbiausias. Nedaug dievė, tai mes ir turime tironus, despotus ir žiaurius vadovus vėliau, kurie tada slegia liaudį. Ir tada jie gali slėgti ir šeimynoje, kaiminystėje, bendrijoje, miestuose. Mums labai svarbu turėti tokį humanitarišką iš karto požiūrį su vaikais ir per meilę. Ir mes faktiškai galime paimti dabar, mokslas įrodo, kad mūsų pokalbiai ar maldos ar norai tikrai dirba, veikia ir išsipildo, ką tu nori, viskas sugrįžta. Aš vadinu tai kaip bumerangą. Bumerangas, įsivaizduoju kaip bumerangas. Aš kalbu, sakysim, altruizmo bumerangas, meilės bumerangas. Sakysim, aš išmetu tą bumerangą ir jis ateis pas mane atgal. Ir jis lipnus toksai bumerangas, pilna medaus aš pridėjau tenais ir viskas prikimba. Kol jis ateina pas mane, jis prikibo ko. Ir draugelių, ir bitučių, ir gražių lapelių, ir visko gražiausio, ir bučiukų, ir viskas sugrįžta pas mane dėl to, kad aš išsiunčiau bumerangą meilės. Ir ateina gražumas. O jeigu aš išsiunčiu dar bumerangą su smala prikabintis, ir ateina kas, visokius širšys, kirminai, visokie uodai, bakterijos, virusai, ragai, viskas, kas yra šlykštu. Aš simboliškai kalbu, nes tai gali būti pykčiai, kriticizmas. Viskas gali aplink dar daugiau. Mesti tos bumerangus. Ir kai jie meta, sugrįžta pas jūs daug daugiau atgal. Ne tai, kad jie turėtų tą daryti dėl to, kad pas jūs sugrįžtų daugiau, bet yra natūralus fizikos dėsnis. Ir visatos. Ir mūsų kūno, mūsų smegenų, meilės, išminties ir laimės dėsnis. Kad viską, ką mes išmesim, viską sugrįš atgal. Tiesiai pas mus. Tik reikia sugauti. O jeigu nesugausi, gali, kaip sakant, pro šalį, teisingai, o kodėl trajektorija pasikeičia? Pavyzdžiui, sakysim, jūs kažko norite. Ir jūs užsimauti ir metate tą bumerangą ir galvote, aš taip tą norėjau kažko, kodėl man nieko neįvyko. Vienas iš tų dalykų, kažkam pasakai, kuriam visiškai to nereikia žinoti. Ir jisai paima va šitai va, atsiprašom, aš tokia pabažinė, skrenda tas bumerangas ir jisai galvoja, o kamgi tu dabar turėsi tą arklį? Sakysi, tu arklį nori turėti. Kam tas arklys ir toks brangus? Man nesakė, kad neturi daug pinigų. O jinai galėjo man, mes praėjusi kartą stovyklą galėjom tos pinigus. Aha, ir įsivaizduoju, ką jinai kalba ir įsivaizduoju, kad čia yra toks akmenėlis. Bet taip trekia ir tas bumerangas ir trajektorija pasikeičia. Bet čia yra toks fizikos dėsnis, taip ir yra. Dėl to, kol mes nesame iki galo brandus, kol mūsų dvasia nepakilusi iki mūsų išminties ir technologijos išsivystymo, tol reikia būti labai atsargiai, su kuo jūs pasidalinate savo pagrindinės paslaptis. Nors iki to laiko. Po to jau galima, žinoma, daugiau viešintis, bet